Labas, mano vardas Edgaras ir noriu tau pristatyti Vixitek. Jauną indie žaidimų kūrimo studiją čia Lietuvoje. Nors mums dar tik tais metai, bet jau dirbame prie keletą žaidimų, kuriuos planuojame išleisti netolimoje ateityje. Video apie visus mūsų kūriamus žaidimus galite rasti mūsų socialinėse medijose, kuriuose labai rekomenduoju apsilankyti. Šitas video yra suskirstytas į keletą skirtingų segmentų, kuriuos galite prasisukti ar atsisukti naudodami timestamps. Taigi, pradėkime. Kodėl kurti žaidimus su Unreal Engine? Visų pirma, kas be ko tai gera kaina, nes iki pirmo uždirbto milijono platforma yra visiškai nemokama. Visų antra, tai auganti paklausa tiek žaidimų, tiek kino, tiek verslo, tiek pramogų pasauliuose. Unreal Engine tinka kurti ne tik paprastus 3D žaidimus, bet ir virtualias realybės, vizualizacijas, reklamas, filmus, animacijas ir daug visokių kitokių dalykų. Na ir visų trečia, tai turbūt auditorija. Nežinau, kiek jums asmeniškai patiems yra tekę susidurti, bet gameriai yra nuostabūs žmonės. Labai praktiški, labai teisingi ir labai ištikimi žmonės. Viskas, ko jie nori, tai gauti pakankamą kiekį turinio už sumokėtus pinigus ir gerai praleisti laiką. Kas mano galva lyginant su kitomis industrijomis, kurias man teko išbandyti, skamba labai aiškiai. Tai va todėl aš ir pasirinkau žaidimų kūrimą, todėl noriu tai parodyti ir tau. Tai kaip pradėti kurti žaidimus su Unreal Engine? Unreal Engine kaip platforma yra neįtikėtinai lanksti ir siūlo keletą skirtingų būdų tiek žaidimams kurti, tiek apskritai bendram naudojimui. Galima viską pradėti nuo pradžių naudojant vizualinio kodavimo sistemą Blueprints, galima viską pradėti nuo pradžių naudojant C++ programavimo kalbą, galima atsisiųsti vieną nemokamų projektų pavyzdžių ir šitaip turėti ganėtinai solidžią projekto pradžią. Galima įsigyti jau pagamintą funkcionalumo ir šitaip didžiąją dalį savo žaidimo jau turėti paruoštą naudojimui. Praktiškai visose žaidimuose, kuriuos kuriame, naudojame kažką išmokamo funkcionalumo, kurie turi tiek detalius PDF aprašymus, kaip juos naudoti, tiek video apžvalgas ar kitaip sakant tutorialus. Todėl integruotis į mūsų turimus projektus yra dar lengviau. Nuo ko pradėti ir kokį žaidimą kurti? Iš esmės viskas priklauso nuo jūsų turimo patirties lygio. Jei esate pradedantysis, rekomenduoju pradėti nuo kažko paprasto arba bent jau labai gerai suplanuoto. O šiaip turbūt sunkiausia dalis yra prie programos priprasti, žinoti, kur slepiasi reikalingas langas, ką spausti, ko geriau nespausti, ko geriau nespausti. Ar vat kuriame tai faile reikėtų pakeisti norimą funkcionalumą. Iš patirties galiu pasakyti, kad betikslis klaidžiojimas užima labai nemažai laiko. Todėl esu įsitikinęs, kad galiu tau to laiko sutaupyti, atsakydamas į tokius paprastus klausimus kaip: kur keičiasi šitas? Kur dingo čia tos langas, kur man po dešinę buvo? Kokia ten funkcija nuteleportuoja veikėją? Na, manau, supranti apie ką aš. Nors aš pats dar toli gražu nesu specialistas, bet parodyti pradmenis ir pasidalinti turimą patirtim tikrai galiu. Kodėl siūlau nemokamą pagalbą? Tai kodėl visą tai darau nemokamai? Viskas iš tikrųjų labai paprasta. Vienam versti kalnus yra itin sunku. Per paskutinius 15 metų išbandžiau tikrai daug skirtingų idėjų ir veiklų, kol galų gale supratau, jog norint išlikti, svarbiausia yra turėti auditoriją ir būti tai auditorijai reikalingu. Sparčiai auganti žaidimų pramonė ir nuostabi gamerio auditorija mane įtikino priimti ganėtinai logišką sprendimą. Matant, kad galimai Lietuvoje esu vienas pirmųjų, kuris tai apskritai daro, jaučiu šiokią tokią atsakomybę savo turimom žiniom pasidalinti, kuriant ateities profesionalų bendruomenę, su kuria galėčiau aš pats dirbti ir įgyvendinti daug skirtingų ir nuostabių projektų. Vienas lauke ne karys, todėl man be galo esi reikalingas tu. Ir dar būtų visai neblogai, jeigu porą draugų pasimti. Kaip viskas vyks? Kelias dienas per savaitę tiesiogiai transliuosiu savo darbo sesijas ir dalinsiuosi tuo, ką darau su žaidimais, kuriuos kuriame Vixitek. Na, o tai gali reikšti realių problemų sprendimą ar užduočių įgyvendinimą. Dirbdami kartu mokinsimės per praktiką ir kartu vienas kitam padėsime judėti pirmyn. Kodėl verta prisijungti prie manęs? Tai gal pats pagrindinis dalykas būtų tas, kad prisijungę prie manęs išmoksite naudoti Unreal Engine 5, įgausite patirties kuriant skirtingus virtualius pasaulius ir būsite kūrėjų bendruomenės dalis, kurioje visi kartu sieksime padaryti Lietuvą inovatyvių žaidimų kūrimo centru. Ir visiškai nesvarbu, ar žaidimų kūrime norite pradėti karjerą, ar norite tiesiog išmokti kažką naujo ir įdomaus, tai yra puikia galimybė išbandyti žaidimų kūrimą. Ką tau gali tekti daryti? Tai dirbant su manimi tau gali tekti kurti įvairias 2D ir 3D vizualizacijas,
arba kitaip sakant, photoshopinti ir kurti assetus, kurti ir rašyti istorijas naudojant jau turimus funkcionalumus, kurti funkcionalumus iš turimų funkcionalumų, skirtingam žaidimams kurti įvairias aplinkas, žemėlapius, ieškoti ir rasti auditoriją skirtingam žaidimams, na ir be abejo išmokti išleisti žaidimus Steam ir kitose panašiose žaidimų platformose. Visą tai žinoma galima rinktis pagal kiekvieno individualius norus ir pomėgius. Jeigu visą tai skamba kaip kažkas, ką norėtum išbandyti, parašyk man asmeninę žinutę ir pasikalbėkime. Na, o jeigu dar neapsisprendi, kviečiu pasiekti Vixitek socialiniuose tinkluose, kurių nuorodas paliksiu video komentare. Nuoširdžiai tikiu, kad kartu galime sukurti kažką nuostabaus. Ačiū tau, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo.